Sybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos – stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Tipo labą dieną. Sveiki, nežinau prie kameros. Labą dieną. Šiandien turim iškilų svečią pas mus. Dėkui, ačiū, kad pakvietėt. Dažnai matomės. Matomės dažnai, bet kadangi mūsų ir sumanimas šnekėti su tais, kuriais mes dažnai matomės, Taip. tik tai viešai, šiuo atveju, tai nelaužom tradicijos ir svečiai mums atneša žymiai daugiau populiarumo negu mes patys. Ir todėl, Leonai, neslėpsim, pasikvietėm tave tikėdami. Sulauk daugiau peržiūrų. Aš kaip podcast'o fanboyus atėjau, žiūriu, visas laidas nepraleidau. Galiu pasakyti, kad jau nuo šiandieną mus galite rasti ir Spotify platformoje. Jau esame tinklalaidė ir tenai, kurie važiuojate automobiliu, nenorit žiūrėti mūsų veidų, nepatinka mano raukšlės, Lauro barzda. Ačiū Dievui, kvapas per ekraną nepersiduoda, taip kad klausykite per Spotify. Tai va, ir šiandien, kodėl Leonas čia? Iš tikrųjų, ne vien dėl to, kad jis yra mūsų draugas, bet ir dėl to, kad mes kažkada visiškai neseniai čia iškilo tokia diskusija apie kūrybiškumą. Ir jinai iškilo iš to, kad mes su Leonu diskutavom ir prisiminėm iš tikrųjų senus įrašus, ieškodami, kur yra ta ir ta daina, kaip jinai buvo daryta, pirmuosius Leono albumus, Leono ir džiazų albumą nagrinėdami ir klausėmės ir galvojom, kaip tai padaryta. Kodėl tas garsas buvo toks jaukus, kodėl tam tikri momentai ten buvo visiškai naujoviški, negirdėti skambesiai ir kaip tai atsitiko apskritai. Leonas pradėjo pasakot šiek tiek ir aš galvoju, aš dabar nepasakosiu, nes aš manau, tu pats gali papasakot. Kiek prisiminsiu jo. Nes man labai įstrigo kažkada vieno irgi muzikos prodiuserio entuziasto Kosto Kriaučiūno toks pasakymas. Aš vėl girdžiu Leono teniso kamuoliukus, atsimenu, jisai pasakė. Šitas geras, šitas labai fainas. Ir iš tikrųjų niekas taip subtiliai iki tavęs tuo metu muzikos nedarė. Gal ir darė, gal ne viską praklausėm, gal ir buvo. Ne, buvo, aišku, gal buvo, bet tavo metodika skiriasi. Tai, čia kaip garso ieškojimas gali būti, arba tiesiog ieškoti, kaip garsas, melodija, nežinau, harma, visi tie dalykai, kaip padaryti, kad tai skambėtų įdomiau, turėtų tą kažkokį išskirtinumą, tai, ir nežinau, aš gykinu su soundais, ieškau visokių sprendimų, arba ten, pavyzdžiui, dainas, kurias klausėm, tai tuo metu kažkaip mes neįtaikėm ten surinkti daugiau laikų ar ten kažko tokio, tiesiog darėm su tokia intencija, kad mums patiems būtų faina ta daina, kad turėtų kažkaip gražią pradžią, kad jis važiuotų ten kažkaip. Net negalvojame apie tokius kaip radio editas, pavyzdžiui, daina turinti radio formatą ir jinai turi tokia to pradžia, ten ilgiau negu kažkiek ten sekundžių. Nes iš tikrųjų mes su Laura, aš atsimenu, klausėm tą kartą pirmą albumą, pirmą gabalą ir ten, tikrai labai ilga įžanga. Dabar, pavyzdžiui, gal jau tokios ir nedaryčiau. Bet tai albume galima ilgą įžangą. Visiškai, jo. Bet šiaip, dabar toks susiformavęs yra labai dažnai, toj komerciniai muzikoje, nežinau, modernioji muzika, galima sakyti, yra tas kažkoks, turi būti taip ir ne kitaip. Ne, tai apie tai, kad mes, visi žinom tą, kaip sakant, radiją groja daina, kuri yra neilgesnė, jai patogiausia daina yra iki 3 minučių, dar geriau, kad ir 3 minučių nebūtų, kaip sakydavo, tai visi tą taikėsi, tada dabar nesenai čia vėl buvo sugrįžusi mada tokia ilgesnius kūrinius, bet tai galėjo sau leisti tik pasaulinės žvaigždės, ten 4,5–5 minutės. Tai aš manau, tas ilgis, tai čia toks sąlyginis dalykas. Formato dalykai. Jūs gaminat, o transliuoja radio stotis ir televizijos ir, čia galbūt čia yra problema, kad transliuotojai nemėgsta. Martynai, dabar yra vis tiek didžiausias klausomumas yra tikrai ne tų medijų, kurias mes pripratę vadinti tradicinėm medijom, bet kaip tik yra Spotify'us, YouTube'as, Apple'as ir kiti šaltiniai. Tengi nieks tarsi neriboja.
gal riboja tik tai tas mentalas klausytojų TikToko reiškia Greitis. 6 sekundžių, Jo, yra tas 6 momentas. sekundžių tas momentas, kad jeigu dabar neužkybo labai greitai, tai galbūt nebeklausys toliau, ne? Tai va, tai čia toks momentas gaunasi, kad kai kuriais atvejais muzika tampa kuriama dėl algoritmo, bet ne dėl to, kad faina, ne? Man, pavyzdžiui, būtų. Tai nesąmonė šiaip tai. Aš sutinku su tavim. Kad taip yra, okei, bet aš, pavyzdžiui, vat, ir galvoju, tas senus įrašus klausydamas, kuom jie va, tokie yra įdomus. Tas yra, pavyzdžiui, žinau, Massive Attack'o gabalas Angel, vadinasi, 98 metais įrašytas ir ten iš vis tais laikais mažiau techninių galimybių buvo, bet jis skamba nepasenusiai šiai dienai. Jis skamba gabalas, kur dar tikriausiai ir dar po 10 ar 20 metų tai bus aktualus ir įdomus. Tai, ir tuo metu, žinau, čia toks, man atrodo, yra svarbu turėti kažkokią tai mintį, ne tik, kad daina ten su gerų tekstų, bet ir patys garsai, kaip pavyzdžiui, ateitum intervą, pristatyti savo dainos, kaip tu ją, papasakosi, ką aš dariau. Originalūs garsai tu gal nori pasakyti. Ne, klausimas toks, Leonas, Leonai, tu buvai vienas iš tų, sakykim, elektroninės muzikos kūrėjų, kuriem pavyko išgarsėti, ne? Nes buvo jų ir iki tol galbūt, ne? Visi kažką tai veikė, tau pavyko išgarsėti. Ir tavo muzika tapo populiari. Ir tada aš atsimenu, sakau, jūsų duetas iš vis, kai įvyko su džiazu, iš vis jūs šovėt tada į viršų. Mes, pavyzdžiui, ten su Juste pirmą albumą įrašinėjom, tai tikrai turėjom labai mažas techninės galimybės, nes gyvenom, nežinau, kambarys mažesnis su šito podcastų kambarį galbūt tikriausiai. Ir ieškojom visokių būdų, kaip tos garsus išgauti. Pavyzdžiui, ten, nežinau, simdo mikrofoną, ten kartais kokį nors shakerį nori, ar ten paimi patrinį į sofą, arba ten strandi virtuviai kažkokius barškučius, ten iš jų ten pasidarai, tarkim, nežinau, perkusinius ar ten kažkokius ritminius dalykus. Ir toks tas visas procesas, jisai vis tiek sukuria kažkokį tai, žinau, spalvą, kažkokią tai identitetą pačio, kaip garso skambesio. Įdomu tokius dalykus daryti. Tai aš atsimenu, kad tu studijoje ne vieną kartą esi eksperimentavęs su garsais ir, sakysime, ten klausai, tada lūpini, ten bandai išgauti kažkokį garsą, tas palieka tikrai originalų skambesį, bet aš kaip suprantu, tam reikia daug laiko. Laikas čia toks, kaip žinai, įgūdžių dalykas, kai savo srityje darai kažkokius dalykus gerai, tai čia neužtrunka to laiko. Tai matai, užtrunka gal idėją surasti kokią nors. Bet kokiu atveju tai yra daugiau laiko atima, negu iš kažkur kažką paimti ir... Kai kuriais atvejais ten įsijungi sintezatorių, kažkokį presetą ir galima groti. Galima ir taip daryti, bet tikimybė yra didelė, kad bus daugiau žmonių panaudoja pavyzdžiui, tą patį tembrą. Tai čia jeigu einant link to išskirtinumo, tai jau geriau paieškotų garsų, kažkaip pačiam pabandyti kažkokį tai savo kūrybinį sprendimą surasti. Tai šnekam čia šiek tiek kaip seniai, tipo atrodo, kas buvo panašiai. Bet dabar irgi galima taip daryti. Pavyzdžiui, yra toksai saitas, aš dažnai čekinu, vadinasi Tracklib, yra švedų puslapis, kurie įsidedikuotas samplinimui. Ir ten, pavyzdžiui, tu gali pasimti iš to saito bet kokią dainą. Taip. Ir ją samplinti. Tik kai jau registruoja royalties, autorinės, turi nurodyti, kiek ten sekundžių panaudoja ir taip toliau. Ten yra taisyklės surašytos. Ir ten jie būna karts nuo karto, įdeda tokius kaip trumpus reelsus, parodo pavyzdį, kas kaip ką nustemplavo. Koks nors man pavyzdžiui, šiuolaikinis prodiuseris yra toks Kate Ranada, tikrai populiarus. Ir ten labai kūrybiškai, nes kartais pačiam būna įdomu, kaip koks nors artistas, kaip nusempluoja, pavyzdžiui, dainą. Ir ten jie parodo sekundės, dainos kokias frazės paimtos, iš kurios vietos ir panašiai. Ir tikrai labai įdomiai, kūrybiškai. Tai šiaip toks, nežinau, kiekvieną dieną, kai įsiverti kažkokį savo mėgiamą žurnalą ar puslapį, pasižiūri tokius dalykus, jie įkvepia ir inspiruoja kažką tai sukurti pačiam. Tai čia tas gerai. Tai iš esmės ta templų kūryba, jinai įmanoma šiandienai. O visiškai, tai čia kaip tas samplą, jeigu paimsi jį tiesiog toks, koks jis yra ir įdėsi, tai vėl ta tikimybė didelė, kad kažkas irgi įdės. Darbus koks 100. Čia dėl to kalbam apie tai, nes mes esame apie tai kalbėję. Taip. Prieš tai, kadangi mūsų fanas tai puikiai žinai. Čia gal labiau turėjau omeny, kad samplavimas nieko blogo ir fainas dalykas, tiesiog kūrybiškai labiau kūrybiškai, negu ten mes įpratę čia buvom dabar. Metu. Ne, tai dėl to ir kalbam apie tai, kad išeitis visgi yra ir tos išeitis yra įmanomas įdedant šiek tiek gal daugiau kūrybos
šiek tiek daugiau pastangų ir jeigu kažką naudojant, nurodant, kaip sakei, autoristės, kad ta autoristė dalintis neišvengiamai tenka. Ir kodėl mes šnekam apie autoristę, kodėl pradėjom nuo kūrybiškumo ir autoristės. Aš noriu privesti jūs prie vienos temos tokios. Ir man atrodo, kad gal mums šį kartą pavyks kažkiek tai sukelt, tikro skandalo. Tai pataikiau, ne? Leonai, nepyk. Laida po 10 minučių pereina į fazę galimas skandalas. Jo. Headlineris. Kodėl? Todėl, kad šiuo metu Lietuvoje gresia didžiausia autorių teisių vagystė kada nors įvyko. Ok, įdomu Ta prasme, jinai dar neatsitiko, bet jinai vyksta nuolatos, bet dabar bus šitos vagystės apogėjus. Ir kas įdomiausia, šitą vagystę labai palaiko Lietuvos vyriausybė, Lietuvos kultūros ministerija, netgi UNESCO globoja šitos vagystės atsiradimą. Na, jau įžanga įdomi, taip, jau ir man jau įdomi. Bet aš maždaug nutokiu apie ką. Dar skrolinti, aš užsirašau. Tas UNESCO failas galbūt išduoda šiek tiek. Ir mes nekalbam apie Kauno senamiestį, mes nekalbam net apie Vilniaus senamiestį, nes architektūroje autorinių vagysčių, manau, irgi yra daug. Bet kalbam apie autorių teisės ir muziką. Nes mes kalbam visados apie muziką. Spėk, kas? Dadan, artėja dainų šventė, jubiliejinė dainų šventė. Ir kodėl Lietuvos dainų šventė, pasididžiavimas, globojamas UNESCO, tai yra paveldas mūsų, yra didžiausia vagystė. Todėl, kad ten dainuos labai daug chorų ir choristų, kurie ruošiasi visą savo gyvenimą. Dainuoja vaikai, groja nuo muzikos mokyklų, dainuoja, susirenka jie į chorus, tie chorai dainuoja. Ir ką jie ten dainuoja? Jie dainuoja iš natų greičiausiai. Jie dainuoja iš natų, būtent, Martynai. Jie dainuoja iš natų, tik tai nei vienas tas choras už tas natas nemoka. O tai tada palauk, tada mano klausimas, aš iškart palauk, nemoka, bet kažkas jiems duoda tas natas, iš kur jie gauna? Duoda, choro vadovas sako, atsišvieskim. Iš kur? Iš knygų, pavyzdžiui, iš originalų. Čia kaip rašyk man programą, kompę, ne? Arba jo, žiūrėk, parsius tą programą, nulaužtą turiu, aš tau duodu, čia iš tos serijos. Lygiai tas pats. Aš noriu pasakyti, ar mums pavyks atkreipti į tai daugiau dėmesio, bet autorių teisių vagystė yra globojama Lietuvos valstybės. Ir atrodytų klausimas kaip ir, kokio čia velnio, ieško smegenų ne toj vietoje, ne kur... Radai ko prisikabinti. Radai ko prisikabinti, bet iš tikrųjų tai klausimas čia būtų labai teisinis, ne tik moralinis, kad moralinis klausimas čia yra ir kad tas kodas mūsų, reiškia, nuo vaikystės. Visi vaikai, kurie mokosi muzikos mokyklose, greičiausia mokytojų yra skatinami atsišviesti natų, arba mokytojas jiems pats atšviečia. Kitaip tariant, mokytojas jau skatina vaiką vogti. Taip. Ir vaikas mielai tai daro pats to nesuprasdamas. Todėl. Kitaip tariant, kiekvienas mūsų muzikantas, profesionalus turiuomenį, kuris groja pianinu, kankliam, lumsdeliu, trimitu, greičiausia yra vagis. Stop. Negreičiausia yra vagis. Laurai, o dabar aš tada tau pradedu iš karto bandyti oponuoti. O tai gerai. Kada groja mūsų muzikantai, taip toliau, iš natų, tų pačių natų, ne? Jie jas turi kur? Įrenginiuose. Bet būna daugelis atvejų, kur tiesiog nebūtinai natos būna. Bet, žiūrėk. Bet dainų šventėje turbūt tikrai nebus visi su planšetė. Ne, tai gali būti ir planšetė, ir tai būtų legalus būdas. Galbūt, nesvarbu formatas, bet mes šnekam apie teisę naudoti kūrinį.
Taip. Ar tie kompozitoriai davė tą teisę naudoti kūrinį, ar yra numatytas jiems atlygis Tai noriu už to pasakyti, kūrinio kad naudojimą. Ar yra... Čia labai daug klausimų. Ir iš tikrųjų galbūt yra parduodami bilietai, už juos surenkami pinigai, ar ne? Nes, kaip žinom, 6% nuo surinktos sumos Nuo 6 iki 4,5 tenai, Jo. man atrodo, taip? patenka į autorių teisų agentūrą, Latgą Taip. ir paskirstoma tarp autorių, ar ne? Priklausomai nuo auditorijos, Jo. kiekio, ten yra labai daug tokių formulių, bet tai Nu, yra puikiai žinom, sąžiningas nes tenka atsiskaitimo mokėti, būdas taip. su autoriais ir mes jo nekvestionuojam ir netgi patys artistai, kurie patys groja savo sukurtas dainas, nors ir patys daro tą koncertą, susimoka šitą ir paskui jiem ta dalis pinigų grįžta, reiškia, jiem kaip Klausimas, autoriam, nes autorius ir atlikėjas yra skirtingi dalykai. Teisiniai, skirtingi subjektai. Tai šiuo atveju natų vagystė yra įgalinta, remiama ir nuolatos vyksta. Šios problemos kol kas nelabai kas sprendžia, Bet apie jos ją nelabai ir pasigirsta tam tikrų diskusijų kažkur tai. Bet iš esmės mes piktinamės arba džiūgaujam kartais, arba pikdžiuga mus ima, kai mūsų ankstesnėse laidose, jeigu jas taip galima pavadinti, mes klausom kūrinių ištraukėlės kažkokias, tai čia yra visiškos gėlytės. Čia nieks nieko čia nepanaudojo. Čia yra, tai yra sukeltas, sakykime, tai spaudoj turėjo didžiulį dėmesį, ne kad panaudojo ten tas ar tas kažkieno tai panašios dainos, kažkieno tai ištrauka. Čia yra menkniekis palyginti su kokio masto vagystė nuolatos vyksta Lietuvoje už mūsų visų pinigus, ne? Ir kiek muzikos autorių negauna pajamų. Bet dabar tu tada paaiškink, nes gal aš tikrųjų gali būti daugam neaišku ir klausytojams. Tai išeina taip, kad būtent dainų šventėje, ne, kolektyvai, kurie atliks kūrinius, nežinau tenai, kokie be būtų autoriai, ne, gal jau jų nebėra, jau kažkas jų teisės paveldėjo, taip toliau. Tie kūriniai vis tiek, kaip sakau, turi autorius, turbūt tautinės tos giesmės, ne giesmės, o turime tautinių dainų, kur nėra autorių, nedainuoja turbūt. Martynai, čia paprastas pavyzdys, ne Lietuvoje, jeigu yra choras, o ne? Taip. Choras. Tai choras privalo nupirkti natas kiekvienam choro dalyviui. Ir čia nėra kitų variantų. Aiškinu, jeigu Microsofto programą kokią nors turi nupirkti į kompą, Windowsus turi nusipirkti. Bet kokią programą. Arba turi pavogti. Du variantai yra, perki arba vagi. Nėra kitų variantų. Tos natos savaime neatsiranda. Tai yra toks pat darbas, kaip ir muziką parašyti, toks pat darbas, kaip ir bet ką. Tu negali truputį pavartot. Mes daug kartų, aš tą pavyzdį kišu nuolatos. Tiesiog, aš panaudojau tik truputį, ne? Nėra. Tai gerai, aš galiu padownloadinti batoną nuėjęs į Maksimą, ne? Įdomu, ką apsauginis pasakys. Aš tik truputį pavartojau. Visą gyvenimą. Truputį dešros pavartojau, batoną, pageriau kefyrą su truputį. Aš neimu iš jūsų. Jumgi lieka viskas, ne? Aš tik po truputį palikau. Tai su kūriniais kažkodėl yra normalu ir visa valdžia dabar plos katučių, supranti, dainų šventėje atsistoja, sveikins išdidžiai. Iš esmės, visi valdžios atstovai, kurie atvyks į dainų šventę, sveikins vagystę. Bet, Laurai, aš labai tikiuosi, kad po šitos laidos kažkas tai bent jau kam, nežinau, kas turėtų tai išgirsti visų pirma. Ir tada klausimas mano kitas. Kas turėtų atsitikti, kad šitą dalyką sutvarkyti teisingai? Ką reikėtų daryti? Čia dabar turbūt tie, kurie klausys mūsų, žinai, galvos, jie jau čia vėl apie pinigus kalba, vėl kaip surinkti pinigų. Aišku, apie pinigus, aišku, apie ką daugiau kalbėti. Moralė, tai čia... Bet tai moraliniai dalykai yra, tai teisingai sakai, parduotuvė atsigėrė kefyro, greičiausiai, kad apsauga tave ir paprašys susimokėti už tą kefyrą. Tai, klausimas, kokie galimi tolimesni veiksmai yra, ką reikia daryti, nes, pavyzdžiui... Man atrodo, programa aiškiai, ne, dainų šventės. Dėlioja. Aš dainų šventę įimu kaip pavyzdį. Dainų šventės, tai ir dainų šventė galbūt yra tik tai ten dirba puikų žmonės. Aš esu pažįstamas su jais. Ir tai yra entuziastai, kurie daro tą dainų šventę. Jie ten nieko negauna. Aš žinau jų atlyginimus, siaubas, kas vyksta tam kultūros centre. Ten yra,
turėtų žinot, kad vergovėgi uždrausta jau kuris laikas. Simbolinė. Baudžiava irgi patsara panaikinta, bet kultūros centrai mūsų, dar vis turi kitokią nuomonę. Jo, kažkoks požiūris į kultūrą. Tai požiūris pas mūsų kultūrą yra baudžiavinis. Būkim atviri, kaip švietimą, beje. Taip. Tai žinai, ir tu čia išvadinai ubagai Seimo narius, bet tai toli gražu ne tas levelis. Ten yra... Bet žiūrėk, aš turiu minį, ubagus turėjau plačiaja. Tai ne apie piniginės aš jų kalbėjau. Aš kalbu apie visumą jų požiūrį į viską. Tai šituo atveju, man atrodo, kad receptas tai yra labai paprastas. Programa aiški, kūriniai aiškus, jų autoriai žinomi arba tų teisių paveldėtojai žinomi. Tai reikia nupirkti natas. Reikia susitart su kiekvienu. Ir aišku, problema bus tokia. Mes nespėsim pagaminti jų. Ką reiškia pagaminti? Sutark atlygį ir tada šviesk. Pagaminimas tai yra atgaminimas, tai yra būdasgi nesvarbu. Gali būti planšetė, gali būti telefonė, gali išsiųsti visiems 100 digital licenzijų su teisė atsispausdinti po vieną vienetą, ne? Bet tada, žinai, tada sakys, o kas mokės, kas padengs? Aš taip suprantu. Tai ir mokės, ir sakys tada, biudžete nenumatyta. Tai jeigu biudžete nenumatyta, mano biudžete šiandien nenumatyta mokėti už batonus ir dešras maksimui. Aš nenumačiau savo biudžete, bet man labai reikia. Alkanas ir vaikštai. Aš nenumačiau biudžete mokėti už BMW, ne? Bet važiuosiu juo, nes man labai patinka. Čia tas pats velnias. Kaip tu gali, jeigu biudžete nenumatyta, tai reiškia galima pavogti tada. Tada mano kitas klausimas, o tai galbūt autoriai gali pareikšti pretenzijas? Aš tai labai tikiuosi didelio kolektyvinio ieškinio, tiesą sakant. O kam jisai turi būti tada pateiktas? Aš manau, Lietuvos kultūros centrui, Lietuvos kultūros ministerijai, bibliotekom visom be išimties, tada muzikos mokyklom. Autoriai, susimastykit, mes kalbam apie jūsų nerealų praturtėjimą. Jis realus, nerealus. Nežinau, ar tai pavyktų, bet klausimas, aš šiek tiek šaržuoju, bet klausimas vis tiek iškyla toks pat rimtas. Išlieka toks pat rimtas, nes pats vagystės faktas, jis niekur nedingsta. Mes kažkada buvom su romantinė vagis, atsimenat, kai jie buvo vadinami piratai. Taip. Ir tas buvo piratavimas muzikos paplitęs. Taip, kas keliasi piratavimu apskritai ir siuntimas į piratavimas. Kažkada buvo perrašyma iš kasetės į kasetę. Paskui į CD-erus, ne? Paskui dar kažkaip tai visokie tie būdai. Paskui MP3 failai, ne? Atsirado piratiniai puslapiai, kurių aktualumas galbūt prapuolė atsiradus pasiklausimo platformom, ne? Nes atsirado, kaip tai padaryti. Galų gale atgaminimo kompensacinis atlyginimas atsirado, ne už įrenginius, kurie palaiko turinį ir autoriam. Taip atlygis surenkamas yra per... Laikmenos. Taip. Per Agatą, Latgą, Vaką yra, kurie renka. Ir visi šitie dalykai kaip ir teisingai įvyko, bet su natom tas neatsitiko. Iš principo, kitaip tariant, publishingas, jūdu tai puikiai žinot, kas tai yra. Tai ir yra, kai mes matom tą raidę C apvaliam šitam, copyrightas, tai ir yra copyright, teisė kopijuoti, teisė kažką tai veikti su tuo, teisė kopijuoti į tą daiktą, kurį turi, suteikia kažkas tai, kas ten parašytas, ane? Reiškia teisė atgaminti, taip teisė publikuoti. Ir publikavimas arba publishingas ir atsirado kažkada labai seniai Amerikoje, kai kažkas parašydavo kūrinį, visi norėdavo jį groti, kažkas pagroja jį per radiją laivų, bet dar nebuvo galimybių įrašinėti normaliai ir reikėdavo jį kažkaip tai, tiražuoti, bet visi suprato, kad už tai turi būti mokama. Ir atsirado per natas. Natos buvo atspausdinamos ir siunčiamos už pinigus kažkur tai, kad kitam kabakė arba kitoj radijos stotį kažkas tai grotų jas. Bet visi jas įsigydavo. Negalėdavai kitų variantų daryti. Tai čia skambina mums kažkas į duris, bet jeigu skambina, jau dabar nieko. Paspaust mygtukas, ten yra toks duris su krokodilais apačioj, žinai, praryjas, kai jis gerys.
Tai Nu, šauna. Tai, bet, nu, žmonės patys kalti, kad čia užeina. tai, žinai, tai ir man tas pats klausimas kyla ir ta diskusija, aš manau, jinai vystysis artėjant, galbūt dainų šventėje artėjant, pavyktų, aš tikrai neturiu siekio sugriauti dainų šventę. Bet šitą klausimą išspręsti, nu, kažkaip reikėtų. Nu, čia yra nesąmonė. Tai yra, reiškia, pati autorių teisų pamatinė idėja, nuo ko ir atsirado autorių teisės, Lietuvoje yra pažeidžiama iš principo ir pažeidžiama tokiu mastu ir jas pažeidžia labiausiai švietimo įstaigos ir kultūros įstaigos. Kitaip tariant, švietimas ir kultūra pas mus yra didžiausi autorinių teisų vagys. Bet aš žinai, dar Laura galvoju, kad kaip sakai, švietimo įstaigos, jos ir turėtų šviesti ir mokyti. Tai moko, sako mokytojas, kad atsišvieski biblioteką. Jo, bet kai sako atsišviesti, tai suprantu pavok. Nu, taip jau yra, nes už kopiją turėtum irgi ten, nežinau, gal jis kai susimoka už tą kopiją, galvoja, kad jis jau susimokėjo. Nu, žinai, kaip yra. Nu, buvo kažkoks tai kopijavimo tarsi iš bibliotekų, kopijavimo, reiškia, kopijuojant, patenka kažkiek pinigų į autorę mane. Bet klausimas, čia yra viešas atlikimas. Aš parašiau kūrinį, ane? Jo. Jį kažkas sugalvoja, kad reikia dainuoti. Ar aš suteikęs tą teisę? Vienas klausimas. Antras klausimas, kiek aš už tai gausiu pinigų? Bet žiūrėk, bet aš tai suprantu, problema didžiulė ir iš tikrųjų Lietuvos maštabų jinai globaliai. Masteliu reikia. Masteliu maštabų. Nes labai aktualus klausimas visiems autoriams, kurie yra gyvi, jų kas paveldėtojams. Visgi, ką mes galim šitą klausimą, gal galim adresuoti, kas turėtų toliau įvystyti, gal nežinau. Tai čia ne Ice Bucket Challenge, taip. Nu, tai aš suprantu. Adresuojam. Nu, šitas klausimas turėtų, aš manau, adresuoti, galima kam jį adresuoti, tik tai Seimui arba vyriausybei. Daugiau nėra kam čia adresuoti. O jie ten suprastų, galvoja, šitą dalyką? Aš nežinau, nu, kultūros ministerijoje buvo kažkada tai autorių teisų skyrius, man atrodo, jis šiuo metu neegzistuoja jau. Tai aš ir klausiu. Kas ten, kur ten yra galvos? Reiktų paskambinti ministrui, paklausti. Ar begalviai? Nu, nedaryčiau tai badinti, bet... Aš turiu, kad žmonių nelygia begalviai. Kad tiesiog problemos... Galvos nėra. Žiūrėk, problema, Martin, problema, jinai neegzistuoja, nes visi taip pripratę ir visi galvoja, kad taip ir yra. Ir patom. Pasikeitė karta jau visa su šituo klausimu užaugo. Vaikas pripratęs nuo mažens atsišviesti kažką, jis negalvoja, kad daro kažką blogo, nes jam liepia autoritetas, nu, jam patarė autoritetas, jam patarė mokytojas, tėvai, dar kas tik nori. Tai tam vaikui dabar jau yra 30 metų ir tas vaikas tavo vaikams sako tą patį. Nu, nebe atsišvies, bet prasisiūs. Čia panašiai su filmų žiūrėjimais yra. Absoliučiai, taip. Piratinė programa tas pats, ir koks, nu, sako, va, daviau kompą, man ten prirašė programų. Panašu. Man įrašė visas programas į kompiuterį, aš viską jau turiu. Ir žmogus negalvoja, kad tai daro kažką tai blogo. Tai su dainom tas ypatingai. Mesgi nuolatos kovojam su, kad nevoktų iš mūsų autorių ir atlikėjų, ne? Nu, kiekvieną kartą. Jeigu kažką pats neduok Dieve panaudoji, taigi yra buvę ir mum, kad galvojam, kad turim jau susitarimą kažkokį ir neturim to susitarimo. Tada sprendžiam tuos ginčius gražiuoju ar teismuose. Nu, leidyba toks procesas, kad galėtų užsivelti klaidas, kažko nesužiūrėjo, galbūt ne iš piktos valios, bet nesužiūrėjo, bet tu už tai susimoki. Mes tikrai esam tokių klaidų padarę, bent nu, per visą karjerą aš kiek įmonių muzikinių dirbau, tikrai būdavo tokių dalykų, kad koks nors teismas nuolatos vykdavo dėl ko nors, ne, tik jau padavė į teismą, nes tu išleidai, kartais net nežinai, kad, nu, tau atnešė išleist ką nors, ne, o ten jau panaudota kažkieno kūryba. Ir tu atsakingas už tai, nes nesutikrinai to. Tai šiuo atveju aš manau, kad galim būti ramus. Aš siūlyčiau Lietuvoje vokti viską. Nu, tai pradžiai tu apsispręs, pradžiai tu sakai. Ieškam sprendimų. Sprendimų greitai nebus. Aš manau, kad Lietuvoje reikėtų padaryti tada, nu, jeigu neišsispręs net su
jubiliejinė dainų šventė šitas klausimas, tai Taip. jos spręsti net nebereikia. Tipo, Tiesiog reikia įteisinti vagystę galutinai, bet įstatymiškai. įstatymiškai. Ir Kopijavimo aparatą pastatyti. nu, nežinau, kaip tai padaryti, arba ją legalizuoti tokiu būdu, pavyzdžiui. Kiekvienas lietuvis kiekvieną mėnesį moka 5 eurus, pavyzdžiui. Už ką? Už viską, kad gali žiūrėti visus filmus, dainuoti visas dainas, downloadinti viską, kiek telpa visas programas. Čia geras sugalvojimas. Yra, 10 milijonų, reiškia, surinktume per Taip. mėnesį, ne? Taip. 10 milijonų, 120 milijonų, manau, visai neblogai. Nu, Ir Lietuva būtų tokia autorių teisių rojus. Jim ką nori, deklaruok tai, bet Taip. jim ką nori. Tu Gamink papildomai už tai Lietuvoj, nemoki. dar gamink Lietuvoj, daryk Lietuvoj viską. Klausyk, čia šiaip Šiaip Ta gerai. prasme, jeigu mes tokį įvestume, aš galvoju, kad čia atsirastų hubai tiesiog kūrybiniai. variantas. Aš manau, kad iš Los Andželo visur parskristų čia hebra. Aišku, ne faktas, kad leistų tuos kūrinius paskui panaudoti kitose šalyse. Manau, blokuotų visi Spotify, Apple ir visą kitą. Tipo, Bet Lietuva būtų toks rojus kūrybos. Čia jim miksuok, daryk, ką nori. tu savo. Ir o kodėl ne? Na, jeigu taip. Galėtų galbūt tai ir pasaulis pasikeisti. Lietuva galėtų būti pirma šalis, kuri Pavyzdinė. inspiruotų šitą dalyką. Ir jeigu kiekvienas planetos gyventojas mokėtų po peitaką Žiūrėk, už autorinę kūrybą, kurią jis vartoja, ir tai būtų paskirstama visiems autoriams, aš manau, kad kūrybiškų žmonių atsirastų labai daug. iš 7, kiek tų milijardų čia gyvena? Nu, gerai, 7, Indija nemokės. Jau atkrito. supranti. Daug šalių nemokėjo, žinok. Ne, mintis gera, idėja gera, sunkiai gyvendinama, bet bent jau Lietuvoje galima būtų susitvarkyti. Velnis, man atrodo, kad labai nesunkiai gyvendina. Kad dainų šventė nėra begalinis, ištęstinis kažkoks tai projektas. Kad kūrinius visus chorus apskambinus arba visus taškus surinkus, ne kur bus atliekami tie kūriniai, galima tikrai saudituoti. Ir visi atsiųstų, ką jie dainuos. Ir tai padaryti pavyzdinį variantą iš to, kad dainų šventė tampa ne vagystės apogėjum, o autorių pavyzdinį. teisės triumfu. Taip. Kitaip tariant, mes galim pažiūrėti tai ir pozityviai. Įmanomas toks variantas, tam reikia kažkiek tai žmonių. Taip. Netiek jau daug. Teisė čia yra labai nesudėtinga šitoj vietoj. Reikia tiesiog vadybos, elementarios, tokios administracijos, kokios čia vadybos. Biškai pasėdėti. Ragelio, Taip. telefonų knygos, ne, su surašytais chorais. Ir pirmin. Ir emailų kelių. Ir vis. Ir viskas čia išsisprendžia. Ir galima. Klausimas visados, kaip teisingai pastebėt, kas už tai mokės, kur biudžete nenumatyta. Bet biudžete nenumatyta neatleidžia nuo vagystės. Reiškia, numatykit biudžete. Čia yra didesnis klausimas, svarbesnis klausimas, iš esmės autorius ginantis klausimas iš principo ir jisai yra, daugiau vertybiškai, jisai, aš manau, būtų vienas iš labiausiai keičiančių lietuvišką sąmonę. Matai, aš manau, kada toks didžiulis renginys Lietuvos mastu, vis tiek, šventė tikrai didelis renginys, žmonių daug, tai visi kiti pamiršta apie tai, kas yra užkulisiuose. Visi mato tik tai tą gražiąją pusę. Daug žmonių, gražiai sukasi ratuku, gražiai sustoja, gražiai dainuoja, o kas už to slypi, tai anapus tamsa, kaip suprantu. Kas ten slypi? Ten slypi žmonės, kurie dirba, supranti, kas ten už to slypi? Slypi kultūrkės, tų kultūros centrų Lietuvos, ne? Visas tas lepesys. Jo, bet tie žmonės, jie įkaitai yra situacijos. Jo, bet jie galbūt ir kai kurie žino, kai kurie nežino iš tikrųjų, bet jų niekas ir nepaprašė. Jiems niekas neatsiuntė, jiems niekas nepasakė. Aš manau, kad tie žmonės nėra nusiteikę prieš. Žinai, centralizuotai, jeigu tos problemos negalima spręsti, galima jas spręsti necentralizuotai per savivaldybės. Iš esmės, gerai, atvažiuoja choras, dainuoji tą ir tą, susimokėk. Tai aš manau, ir savivaldybė kiekvieną ras, aš įsivaizduoju, kokioje nors ten Utenoje ar kokiuose Prienuose, ar Liauno gimtajam Panevėžy, tikrai yra pinigų autoriam. Jeigu nėra pinigų. Ja, manau, tai galima surasti. Čia toks kaip tarsi gaunasi automatinis toks, kaip būna ateina solistas dainuoti ir ten uždeda fonogramą ir toks, muzika čia toks savaiminis dalykas. Taip. Toks
Ne, tai praeis. galėtų būti ir toks variantas. Galėtų chorai dainuot pagal fonogramą. O Ir mokėti tik tai pilną retransliacijas fonogramą? kažkokį tai ten. Taip, bet gali pilną fonogramą dainuoti. Pilną, aš Tai turiu taip. omeny. Ai, visą liptinką tik išmokti. Ne, tai jeigu vaikai išmokyti vokti, tai išmokykim juos vokti iki galo. Jeigu vagia emocijas, pavokim iš vaikų emocijas, pavokim iš vaikų laimę dainuoti. Pavokim viską iš tų vaikų. Vargšai vaikai. Tai žiūrėk, aš manau, kad galim baigti šitą temą. Kas išgirs, gali ją pasidalinti. Aš manau, kad šitą temą būtina dalintis. Taip. Aš prašyčiau, kad visų, kurie mus žiūri, pašėrintų šitą klausimą, kiek įmanoma. Šitą temą, kad jos būtų didelė sklaida. Žiniasklaida, jeigu tu, Martynai, neprieštarauji, tegu irgi ima ir dalinasi. Taip. Žinai, kad visi pamatytų. Kalbėtų apie tai, ir kalbėtų apie tai. Galbūt šitas podcastas neišspręs šitos problemos. Ne, bet tai aktualu, čia gerai, kad tokie klausimai yra. Bet juos, man atrodo, kad kelia ir tie žmonės, kurie dirba kultūros srityje, iš esmės kultūringi žmonės. Taip. Jie puikiai supranta. Jie per daug kultūringi, kad keltų tą problemą šitai brutaliai, kaip tai galim padaryti mes. Mes galim. Tai šoko. Ką mes reikalingi? Ką mes reikalingi iš principo? Tam, kad kai kada momentais padaryti arba ištransliuoti kažką tai gero. Tai ir čia galbūt mūsų bus didžiausia nauda. Iš kol kas, kiek mes ten jau kartu pakalbėjom? 5 kokius jau. Tai va, tai iš tiesų šitas 6 podcastas būna naudingas kažkuom. Jie surezonuosim, aš manau. Dėl to ir pradėjom, dėl to labai gerai, kad Leonas čia atėjo, dėl to, kad pradėjome... Mažai šiandien paštekėjau, bet okei. Ne, bet tu pradėjai temą, užvedėjai temą apie tai, kad, kiekvienas kūrinys yra, kiek tu įdėjai į darbo, kad tu ne tik tai sukuri, ne tik tai groji esamų kažkokiu tai dalykų, tu ne muzikalų dalyką, kažkokį čiazėsi į patalinę su mikrofono, nepaverti garsu, ir po to paverti į muziką. Ir tie, kas rašė kūrinius kitokius, taip pačiai dainų šventyje, irgi lygiai nusipelno atlygio už tai. Ir tie, kam priklauso tos teisės, natų teisės, jie turi teisę į savo atlyginimą, nesąmonę. Dabar yra kompozitorių sąjunga, muzikos informacijos centras, kuris beje kelia šitą problemą. Atsargiai, labai kultūringai. Jie apie tai kalba, jie sako, mes galim pagaminti natas, jie gamina natas, nusiperka iš jų muzikalkę vienas natas ir atsišvečia visas kitas. Čia labai blogai. Kas čia per nesąmonė? Čia labai blogai yra. Jie stengiasi, daro, redaguoja, sėdi kompozitoriai, dirba ir paskui atsišviečia. Kitaip tariant, liekam prie savo. Aš manau, kad, žinai, ta vagystė yra toks, tampa nacionalinių kažkokių tokių kodų. Lietuvio identitetas yra vagis. Tau sakyčiau, Laurai, kultūrinis identitetas. Radau gerą knygą, paskaityk, žinai. Atsišvies. Jo. Būdavo tokių tam tik senesniais laikais, kada knygą vieną, žinai, šviesdavo, bet tais laikais, matai, niekas nežinojo. Nebūdavo gal ir galimybės kaip gauti. Nebuvo ir galimybės gal. Tai šitą temą kaip ir galima uždaryti. Aš manau, kad šita tema turėtų aš labai tikiuosi, kad jis sulauks kažkokią tai atgarsio, ir kad mes galėsim apie ją nebe mes toliau. O kiti tie, kurie turi sprendimo teisę, kurie turi įrankius tam, kurie gauna atlygį. Mūsų kaiminystė čia netoli yra tokia ministerija. Iškels tą klausimą ir patys galų gale chorai, patys vaikai, kurie ten dainuoja, suaugę, kurie ten dainuoja, pasakyti, what the fuck, supranti, kodėl mus vadinat vagimis? Tai va, gerai, dabar, jeigu jau atėjai ir sakai mažai kalbi, tai papasakok, kas pas tave gerai. Papasakok, ką darai. Didžiausias įvykis, tai mes su Juste darom mūsų 20 metų progą koncertą. Čia toks, mums yra didžiausias metų įvykis, tai žodžiu, gyvenimo tikriausiai. Gyvenimo? Taip, didesnio konso nesam turėję, tai mums tikrai didelis dalykas.
Tai jo, pasirašymai, nu, žinau, visa kita tai kaip ir įprastai, kūryba, tokia kaip kasdienybė, žinau, viskas. Bet tai kažkokiem kitiems atlikėjams su kitais dirbi dabar, darai kažką tai. Jo, bet man, aš taip per daug metų supratau, man labiausiai patinka savo daryti. tai, ta prasme, tie, kurie mėgsta tau parašyti, tenai labas, Leonai, aš Petras Petraitis, gal galėtų man padaryti kūrinį, tai šansų nedaug. Man daug labiau patinka, pavyzdžiui, jeigu žmogus ten klausia kažko, tai nori kažkokių tai kūrybinių sprendimų, ar man labiau patinka dalintis, nežinau, savo patirtim, kažkokiais atradimais, tai, nu, pavyzdžiui, dėstų tam paskaitas, kartais turim, ateina grupė žmonių ir ten būna kūrybingumo, prodiusavimo, muzikinio prodiusavimo, tarkim, paskaitų. Tai man būna labai, tokius dalykus man labai įdomu daryti. Nes tada, jeigu žmogus gauna kažkokių tai pavyzdžių, užduočių, jisai pats savo randa tokį asmeninį, žinau, impulsą kūrybai, atradimams. Tai va, tas man labai patinka. O daryti, nežinau, kitiems, tai kaip kada? Jeigu ten atsiranda, kaip čia sako, chemija. Chemija, sąlyčio taškai. Jo, tada faina, tai aišku faina. Kolaboracijos faina, jos kartais jos atneša kažkokių tai naujų idėjų, naujų kažkokių tai krypčių, kaip tu į tą muziką. Fainai būna, kai kolaboracija būna iš žmonės iš labiau skirtingesnių profilių, požiūrių, muzikinių pasaulių. Tai tas būna įdomiau, gal iššūkis būna stipresnis kartais tada. Nu, supratau, o dabar tada papasakok man esamam, ką tu matai Lietuvos muzikos pasaulyje, nesakysim, va tikrai, va, bet mes kalbėkime apie tos, kur tikrai įdomu tau yra kaip kūrėjui, ką jie daro. Kažkokie pavyzdžiai, nu, įvardink jau, kaip sakant, kas tau patinka. Nu, jeigu taip labai atvirai, tai, nu, pastaruoju metu klausausi. Tiksliau, čia nenormaliai pas mus reikia iš karto. NTS radio, pavyzdžiui, klausausi, ten labai mažai lietuviškos muzikos, tai aš gal nerandu daug įkvėpimo, nes daug labai tos ypatingai populiarios muzikos labai tokia vienoda panaši. Nu, taip, pavyzdžiui, kai būna, nežinau, naitum į kokį nors Beatport saitą, kai ieškotum hausinio nors kabalo, toks srautas yra, viskas taip pat, tie patys, žinau, soundai, beatai. Tai inspiracijos prasme tai mažai, bet, pavyzdžiui, visai neseniai parašiau po mamos renginio solo ansambliui, sakau, fainai buvo, labai džiugiuosi, kad jūs laimėjot. Tai man, pavyzdžiui, jie labai patinka. Elektroninė muzika, kur nesitaikai kažkokius tai, žinau, esamus šablonus, o tiesiog, man atrodo, kad jie daro tiesiog, kas jiems yra faina ir tas yra gerai, nes jie formuoja savo soundą, savo apskritai muziką, jinai, nu, mano nuomonė yra originaliai įdomi. Nes, pavyzdžiui, mes dabar, nu, iš tikrųjų, ir kolegom, ir muzikantais, ir kūrėjais daug su ko kalbam, kad toks jausmas, kad lietuviškos muzikos rinkoje, būtent tos, kaip čia pasakyti, nu, nėra dabar čia populiari, nepopuliari, bet ta, kur skamba visur, tai labai jaučiasi kažkoks slaviškas prieskonis. Nu, yra teisybės, dažnai kas taip pakomentuoja. Vakar nesu vienu draugu šnekėjau, irgi sako, toks dominuoja ruspopo. Jo. Kas čia atsitiko? Ar čia, kad mes išėjom ir dabar ta situacija pasiilgo visi tos rusiškos muzikos, gal kad mažiau skamba? Kas atsitiko? Aš nesuprantu. Aš tai galvoju, nu, pasakyti. Užprogramuota gal yra pas lietuvius, tas slaviškas kažkoks tai inkaras. Aš manau, ne tik, kad čia mano nuomonė, bet daugelis taip šneka, tai yra, nu, tiesiog dabar rusiškos muzikos kaip ir praktiškai nebėra, bet daug žmonių iki tol tikrai klausėsi tos rusiškos muzikos ir jie labai pasiilgė to jausmo, nežinau, tos slaviškos harmonijos ir melodijos. Tai tiesiog atsirado daug gabalų, kūrinių su lietuvišku tekstu, bet tas visas, šnekam, tai slaviškas jausmas tai išlikęs. Bet žiūrėk, aš visiškai pritariu, aš irgi manau, kad mentalas šaukėsi. Taip. Didžiosios tėvynės garsų, žinai. Visi nori raudoną aikštę. Bet mes nesam iki galo teisūs. No. Aš nemoku dainuoti, tiesą sakant, visiškai. Aš tai irgi nemoku. Bet Miley Cyrus. Ai, nu čia visi mes... Ta daina, iš tikrųjų, man įdomu dar... Bet aš taip nesu įsitikinęs, kad Rusijoje yra jau kažkas ją dainuoja rusiškų tekstų. Tai irgi galvoju. Tai čia gal... Labai populiari daina, bet aš galvoju, aš čia velnės nudygo tam pasauliui.
Tai gal minkštoji kažkokia tai ta galia pradeda dirbti visam pasauliu Rusijos. Gal, žinai. Gal būkim didžiojo sąmokslo teoriją iškelkim. Kad žemė yra plokščia. ir ją valdo Kremlius. Suka Kremlius ant piršto. Man tai, pavyzdžiui, nežinau. Būna, nežinau, ant Pachmo kitą dieną. Man žiauriai patinka susirasti kokį nors plokščios žemės ten teoriją ir pasižiūrėti, žiauriai patinka. Šiaip mano yra toks vienas iš... Vietišom pachmėlo. Man žiauriai mėgstu, labai. Blaivas žmogus šitos teorijas tikrai nerašė. Bet tam būna tokias labai išsamios, tikrai virš valandos, net esu kažkai radęs net 4 valandų trukmės apie plokščią žemę. Ir taip įdomu, man kažkaip pasižiūrėt, kodėl jie taip galvoja apie tą žemę. Begėjų, greičiausia, tą žemę. Žinai, teisinga tokia, lygi. Žinai. Tai va, Ruspopas jo, jisai, kaip vienas draugas sako, kebabinės muzika. Kebabinės muzika. Atvarai 5 ryto kebabo ir varo toks nors... Yra du muzikos tipai. Kebabinės muzika šitą 5 ryto, ne? Ir dar yra pirties muzika. Šitą negirdėjau. Nu, tokia, kur būna tos gariniai pirty, kokiam nors sporto klube, ne? Bendroji tokia, dideliai. Mirksi lemputės ir groja muzika. Aš visą galvoju, kas galėjo tokį velnę sukurti, žinai. Kažkas ten blinksi. Nu, kažkas taigi sėdi ir kūrė tą pirties muziką. Tai ten negroja dainas iš radijos, supranti, ten negroja dainas, kurias kūrė. Kažkas tai kūrė pirčių muziką. Čia kaip kažkada, labai senai Brian Eno, toks kompozitorius, buvo sukūręs šiaip labai gražų albumą Music for Airports, kur irgi dedikuotas albumas ruostams. Tas jam ir buvo kažkokia mintis, kad keliaujant ir būna to ruostuose, dažnai būna atvejus, kad tikrai, negraži ta muzika groja, nefaina. Čia aš to paprieštarausiu, aš pavyzdžiui atsimenu, kad į Stokholmą visą laiką atskrendi, visą laiką groja švedų atlikėjai. Čia dabar, aš kalbu apie tas albumas išleistas gerokai anksčiau. Tokių gražių pavyzdžių. Yra, nes pavyzdžiui, pridėta instrumentų, va dabar grįžau iš Romos praeitą savaitę, tai irgi ten yra Romoje Vienos oro uoste yra fortepijonų. Taip, tai va, fortepijonų. Ne to kaip Vilniaus oro uoste, jeigu ką, bandėm irgi atsimenu judinti, klausti, ne, tai pasirodė, jie turi sudarę sutartį su viena platintoju, kuris ten prigrojo muzikos, neminėsiu tos buvusios agentūros vadovų, kurie mūsų nemėgsta ir visai apskritai Lietuvoje nieko nemėgsta. Tai mesgi žinom puikiai. Buvusi Nata, žinai, tai, atviru tiek. Neminėsiu, bet paminėjau. Ai, tiek to. Taigi vis tiek to jau šitą paskambins tą, kaip tą, Žanetą Darketą. Tai, tegul, jau, ten vis tiek amsi bloja, jiems visi blogai. Ir ministerija, ir Agata, ir Latgos, ir mes, ir tai Lietuvoje visi blogi yra blogis. Tai pridarė muzikos ir sako, tai mes turim sutartį grojam, tai sakau, tai gal pasigalvokit lietuvišką muziką, normalią, transliuokit. Aš šito klausimu tai reikia užsimti, nes čia yra Lietuvos oro uostas, kiek atsimenu, nėra privati struktūra. Nėra privati struktūra, bet kažkaip tai man irgi keista, kad, pavyzdžiui, tokios kaip geležinkelio stotis, oro uostas, visur, kur yra tokie mūsų, pirmieji tie vartai, kaip sakau, atvykų žmonėms, tai, aš suprantu, kad jie lietuviškai. Formuoja kažkokį įspūdį. Jo, įspūdį formuoja kažkokį. Tebūnė ir klasikinė ta muzika groja. Bet tada, pasirūpinkime. Lietuvių kompozitorių tegu groja. Taip, lietuvių kompozitorių. Čia skamba gal nacionalistiškai šiek tiek. Bet Laurai, taip visur yra. Ne, čia. Baigim čia mes apie tą. Bet čia galim žiūrėti, kad tai yra reklama pirma. Pirma reklama pirmo mūsų produkto, kuris sukelia gerą emociją. Taip, ir kai man pradeda aiškinti, čia mes jau susitarę, čia mums pinigai be galo svarbus. Palaukit, jūs esate valstybinė įstaiga, gal ten, nežinau, kažkokių įskaitą, nejaudina manęs. Aš noriu ten girdėti normalią lietuvišką muziką. Gerą, blogą, kokį jinai bebūtų, lietuvišką. O kada groja foninės muzikos, ar ten paleistas... Pirties instrumentai, atleiskit brangiai, tai pirti reikite. Tada, jeigu galima... Net kaip dėmesį, tai pirtim įdomu. Tai aš dabar... Varome pirti savaitgalį. Tai ta, kur mes nuvarysim, gali būti negros niekas. Ne, tai gal ten atėjus, aš dabar kaip skridau kažkaip lygtai ir nieks negroja, negaliu pasakyti. Man atrodo, kad nieks negroja. Čia žalietpalčiai. Kaip užtaikysi, gal kaip užtaikysi, bet... Čia žalietpalčiai, aukštakulniai ir iš to, čia nebendriaunai, žinai, susampluotum kablukus šitos, kur Ir tai faina būtų, kad kiekviena kažkokia tai erdvė turėtų savo kažkokį dedikuotą generatyvinį garsų takelį. Pavyzdžiui, atvykimas, atvykus ir eini tuo tuneliu, kaip išlipi, groja viena muzika, ne?
įeini į viešą vietą, jau tenai pasitikimo salę, galbūt kita muzika. Nu, aišku, čia mes fantazuojam, bet iš tikrųjų Aerouostas tikrai galėtų, aš... Nu, su muzika apskritai būna, nu, kartais netitinka erdvės, nu, tarkim, kokia ar kavinė, apskritai ateini, ten, atrodo, viskas gražu, interjeras fainas. O tau, ding, eina kebabinės muzika dabar. Nes barmenas po vakar tūso dar neatsigavęs. Jo, visiškai. Dar daužo muziką. Nes, nu, tie dalykai labai formuoja, ne tik vizualūs dalykai daro įspūdį, bet ir, nu, garsas taip pat. Tai faktas. Yra daug tyrimų daryta apie muzikos poveikį, taip pačiai prekybai, nuotaikai ir kam nori. Nu, tai, žinai, mes muzikos nenaudojam, taip, nenaudokit. Išjunk muziką prekybcentrį ir pamatysi. Jo, nes iš tikrųjų taip, vieni prekybcentriai tikrai groja tą lietuvišką muziką, malonu girdėti, kitose kažkokiu. Jo, ypač per pandemiją buvo tokių didžių prekybos centrų, kurie įkalė tos playlistus, kad palaikyti lietuvių autorius ir atlikėjus ir pasiliko prie jų. Taip. Tarp kitko, Leonai, girdėjau tavo gabalą, neseniai mūsų šitoje Verino Maksimytė ir nudžiugau, kad groja. Aš kažkada atsimenu Palangoje nuvariau kokią pardę ir taip, būna atsitinka, kad išgirsti savo dainą. Malonu. Žiūriu, antras gabalas, jau trečias, po to kažkas specialiai paleido. Žiūriu, pardavėja prie kasos majuoja. Ačiū. Turi pritaikiau, jo. Vadinasi, pataikė ant geros. Ne, tai buvo, taip kažkaip net Aerouoste vienam su tais pačiais rūpais po Eurovizijos. Paleido. Jie pamatė, kad paleido iš telefono per tą speakerį, nu, kur šnekėt, kur pranešt. Ir sėdi paleidus tokį ir majuoja, žinai. Liverpoolį. Aerouoste ir... Ne, Mančesterio ten Aerouostas, prašau. Jo, Mančesterį tau ir da dainuoja pati svarbiausia, žinai, ta pranešėja, žinai, ant viršaus. Dainuoja. Fainai. Tai fainai. Dabar galim pasidžiaugti, turime klausimų, jau žmonės mūsų klausė ir, kaip suprantu, klausė žmonės dirbantis pramogų verslo srity. Jo, tai iš tikrųjų... Begalybė. Klausimų. Iš visų 3 atsirinkom 3. Žiūrėk. Ne 3 buvo daugiau, aš atrinkau 3, kurie tikrai, manau, yra įdomus. Tai galim ir, žinai, padiskutuoti, nes tenai bus ir apie ką pakalbėti. Nežinau, kažkaip, gerai, tai jeigu tau jie įdomus, tai ir atsakinėk. Bet, žiūržiu, siaubas kažkoks. Neįžeidinėkim. Davidas klausė prieš 21 valandą. Gerai. Klausė tokio klausimu. Parašyta. Kaip manote, kodėl 2012 metais Lady Gaga pasirinko tokį strategiškai, logistiškai keistą sprendimą ir surengė po koncertą Vilniuje, Rygoje ir Taline? Atitinkamai surinkat po 15, 13 ir 16 tūkstančių žiūrovų. Tais metais mūsų santūriose šalyse dar jie atrodė per keistą atlikėją ir organizatoriams turėjo būti iš anksto ir taip aišku, kad nesurinks po 50 žiūrovų. Baltijos. Buvau tam koncerte. Irgi. Ką gali pasakyti? Ne, nebuvau. Statėme to koncerto, mačiau. Ne, buvau. Buvai? Tu buvai? Aš tai iš tikrųjų tada dabar aš galvoju, čia buvo jos dar prieš piką visas atvažiavimas, ar jau? Jau pikas normaliai vyko. Buvo, ne, čia buvo po piko, dėl to ir atvažiavo greičiausiai jinai pabalti. Ir aš manau, vežė tuo metu ne kas kitas, o Live Nation vežė turbūt. Tai manęs, kai klausė, kodėl pasirinko, tai pasirinko turbūt, kad buvo pasiūlymas, oferis, ne? Ne, Martynai, tiek dar kitaip. Pasakok. Pataisysiu. Tuo metu Lady Gaga buvo labai populiari. Taip. Labai populiari. Ir visiškai buvo ką tik įvykęs jos Azijos turas, kuris buvo nesvietiškai populiarus. Dabar jau. Gal tas filmas tam nesvietiškai populiarus ir Azijoje rinko ten kažkokius tai minės tų žmonių. Taip. Ir vedini, kaip sakant, yra pakinti savo populiarumo, sugalvoja tuos koncertus darytis agentūrą patys. Ir samdė vietinės agentūras, pavyzdžiui, Baltijos šalyse, man atrodo, skambė Live Nation, kad jie suorganizuotų. Bet ta kasa, pinigai visi atitenkantis už bilietus turėjo atitekti jiems, tiesiai agentūrai, kuri atstovauja Lady Gaga, ne? Ir prisistatė tų pilių, ten labai dideli koncertai, viskas buvo labai gerai, bet tie koncertai nesusilaukė tiek daug dėmesio, kiek buvo tikėtasi ir Europos turas patyrė nuostolių. Gana didelių. Kitaip tariant, jie daug uždirbo Azijoje ir daug prarado Europoje. Tai kodėl jie taip galvojo, kad ir čia visą tai paeis,
tai galvoju, tai buvo keista sandūra. Laiko Lietuvoje, dabar Lietuvoje jau įtvirtinus kaip didelių koncertų Jo. galimybė čia jau yra. Tai įrodė Ramšteinai, tai įrodė tie kiti, kur pianistas, mano draugas. Tavo pianistas draugas. Šitie One Republic. Pavadinimas. Imagine Dragons. Vailas ten grojo anksčiau su jais. Kadangi praktiškai jo klasiokas, tai čia Jo. draugėlis. Tarp namie suderino man pianiną. Ne? Ir šitas ir kas yra Čiranas dabar, ne? Taip. Su stadionu. Tai Lietuva vėl įsitvirtina, dabar atsiskleidžia kaip lauko koncertų vieta, galimybė tokia yra. Ir čia žmogus užduoda labai teisingą klausimą. Kitą. Deividas Marcinkevičius sako, tai mano klaidingas susidaręs įspūdis, bet Lietuva iki šiol pralaiminėjo didžiausių vasaros koncertų Kliausteliuose užsienio atlikėjų rengime mūsų 3 Baltijos valstybių kontekste. Galdariaus ir Girėno stadionas pakeis šią situaciją. Tai, gerbiamas Deividai, jis jau keičia šitą situaciją, tas stadionas. Bet ne tik stadionas, nes Vingio parkas įgauna pagreitį. Jo, ir šalia Vilniuje yra Vingio parkas. Ir tos 2 aikštelės šiai dienai, mes vadinam aikštelėm, yra esminės tos. Jeigu atsiras nacionalinis stadionas, tai būtų dar vienas žaidėjas ir tai tikrai padėtų organizatoriams pasirinkti. Kitaip tariant, mes jau esam tai aptarę šiek tiek, kad jeigu važiuoja grupė stadioninį turą, tai jie negalvoja nei apie parkus, nei apie krūmus, nei apie dar ką nors, nei apie stadioną. Apie stadioną. Ir stadionas sostiniai yra, prioritetas. Būtų kitai. Žiūri kur daugia. Vis tiek, visi žiūri taip. Kiek yra gyventojų mieste visų pirma, ne? Tada... Kokie miestai aplinkui. Kitas dalykas. Ar patogi logistika į ten, ar yra oro uostai, traukinių kiek važiuoja ir panašiai. Pas mus nieks neskrenda, nieks nevažiuoja iš niekur. Traukiniai panašiai. Apgyvendinimo įstaigų, tai yra svarbu. Tai čia aš ką noriu pasakyti, žiūrėk, čia, kur Deividas klausė, iš tikrųjų labai geras klausimas, ir dar todėl, kad nepamiršai ir mokestinė sistema, bilietų, PVM-as, jisai atsiliepia, atsimink, kada tai viskas sujudėjo. Judėjimas prasidėjo irgi nuo PVM. Kai išlikus, reiškia, Lietuvos bilietų rinka yra dabar konkurencinga, kokia jinai nebuvo prieš dar keletą metų. Tas sumažintas PVM-as bilietam davė impulsą labai didžiulį irgi organizatoriam rinktis šalis. PVM-as tai viena, bet mes kalbėjome apie tai, kiek žmonių atvažiavę į koncertą ne iš to miesto, arba net ne iš tos šalies, čia lieka keletui dienų, valgo restorane, miega viešbutį, perka kažką tai parduotuvę ir panašiai. Čia, vertė didžiulė ir faktas, kad ir pirmas ir antras klausimas yra susiję. Tai aš suprantu, jeigu nebūtų stadionas Vilniuje, Leonas su džiazu darytų stadione. Galbūt, man Vingio parkas labai patinka, aš ten sportuoti varau. Kur, Vingio parkas? Jo. Vingio parkas Vilniuje yra Vingio parkas, žinai. Tai aišku, tai bus didžiausias metų renginys, faktas, koncertų artėjančių. Žiūrėk, kada aš tau paprieštarausiu. Argi kažkokia Vilniaus šventė tenai nusimato dar kažkas. Tų renginių. Bus, ne, tai tų nemokamų renginių bus didesnių, faktas, bet šitas koncertas bus didžiausias, kiek žinau. Vingio parke. Bet mano žiniom dar vieną žvaigždę planuoja Vingio parke. Gal Nežinau, atsiras, gal. Dar nepasiskelbė, bet žadėjo, kad rugpjūčio pabaigoje. Kas rugpjūčio pabaigoje, tas nedomina. Birželio pradžioje. Atsiminkit, vasaros pradžia. Taip, tik birželio. Aš kaip birželio dar ir gimtadienį švenčiu, tai man galiu pradėti 13. Palauk, 5 koncertas. Ne. 7 koncertas, 6 Gay Pride'as. 8 dieną. Sekantį dieną po. 8 LT Pride'as vyks. Pradedam per džiazų, iššokam į Gay Pride'ą, datrauksiu iki birželio 13 kaip nors. Leonai ištrauksi visas dienas. Tau reikės už pultą stovėti, žinai, nenulipsi 3 dienas nuo... Kur 3 iki 13, tai savaitė praktiškai. Savaitė. Mano gimtadienis birželio 13, tai jeigu jau švęs, tai švęs. Tai normaliai. Tai gerai, tai išreklamavom, reiškia, Solo Fan Jazzų 7, 8, LT Pride. LT Pride.
senas. Baltic Čia senas, čia Baltic Pride. Gerai, dar vienas klausimas Nu. yra iš Emilijos Sutskaitės. Klausimas skamba taip. Kaip gaila, kad neaptarėt mūsų vietinių politinių naisių vasaros skandalo. Atlikėjai iš pradžių sutiko koncertuoti, nes kabutėse nežinojo, o paskui atsisakė dėl visuomenės spaudimo ir susimokėjo baudas, bet buvo įdomu išgirsti apie kultūros namų peripetijas. Čia jau mums pagirimas. Pagirimas, ačiū. Bet pirmas nežinojo, o paskui atsisakė dėl visuomenės. Žiūrėkit, klausimas. Emilija, klausimas geras, labai. Geras, nes Lauras dalyvavo ir gali atsakyti. Tiek sutikime, tiek atsisakėme. Su gerbiamu Ramūnu. Taip. O paskui atsisakė dėl visuomenės spaudimo ir susimokėjo baudas. Už šitą klausimą dalį aš nesutinku su šitą dalim, nes ne dėl visuomenės spaudimo buvo atsisakyta, kokia ten visuomenės spaudimo. Ne, žiūrėk, Laurai, galbūt kažkurie tai ir pajautė tą, kada tu pasakyk savo versiją, o aš pasakysiu, kaip man. Aš žinau, galbūt kažkurie atsisakė dėl visuomenės spaudimo, nes aš turėjau sudaręs sutartį su Naisių vasarą dėl grupės Be Rūp rodymo festivalyje. O kodėl tu sutikai? O kodėl nesu? Tai vat pakomentuok, kodėl tu sutikai pasirašyti, nes jau metai prieš mes turėjome panašią situaciją, kada nuo Naisių daug kas atsisakė. Ar aš dar iki tol, ne? Taip. Galbūt, aš nežinau. Neatsimenu. Bet aš tikrai atsiklausiau ir grupės, ir visų, žiūrėkit, bus Naisių. Ten yra tam tikri žmonės, kurie susirenka, mėgsta, jie ten nevartoja alkoholio, taip deklaruoja. Bet iš tikrųjų, tariant, gerai iš Pauskverno. Ne, Laurai, aš to pasakysiu. Ne, bet žinau, bet Leonai, kada aš esu buvęs ten pirmam ar antram, tai žinok, aš buvau nustebęs, kokia gera publika. Iš tikrųjų, galbūt. Aš žinau keletą atvejų, kai... Iš Pauskverno. Kai iš Pauskverno. Aš net pats mačiau tą patį. Ne, tai žiūrėkit, tai tokių žmonių tikrai buvo, bet šiaip paėmus. Ir tai buvo ne festivalio lankytojai, tai buvo festivalio programos dalyviai. Tai čia skiriasi labai. Skiriasi jie. Ir jiem buvo kažkiek, ir juos prigavo Ramūnas Karbauskis ir jiem buvo nejauku. Tai buvo žinomi Lietuvos aktoriai, beje. Taip. Ir jie sėdėjo ten pas vietinį žmogų kažkokiam klojime. Sakant, darė paragauti. Buteliuką, tam sakant. Ir čia užeina Ramūnas Karbauskis himself, ieškodamas, kurgi dingo mano artistai. Vaikšto po visą miestelį ir neleidžia gerti. Kontrolė. Tai žodžiu, komisaras Karbauskis kažkaip juos prigavo. Nesvarbu. Jo festivalis, jo tvarka. Jo tvarka. Ja, kaip sakė. Sakykim, ten. Nors, tai va. Ir iš esmės pinigus, kuriuos siūlė festivalio organizatoriai, tuo metu atitiko rinkos, sakykim, poreikį, sumokėjo pinigus kažkokius, tai pervedė avansų juos visus. Taip. Ir viskas. Ir paskui kažkaip tai prasidėjo debatai kokį tais vieši vėl. Ne. Festivalis nuėjo į antrą planą ir Ramūnas pats šoka į areną ir pradėjo aiškinti apie visų pirma, kodėl man asmeniškai tai buvo skaudu. Pradėjo apie LGBT bendruomenę kalbėti visiškai priešingai negu pati grupė deklaruoja, negu mūsų įmonė deklaruoja. Visiškai kitokias vertybės, diegt, kaip sakant, iš savo varpinės jau politinių tikslų vedinas. Paskui jie dar susikivirčijo su, kaip tik buvo šitas dėl Vytauto Landsbergio, ar jis vadovas, pirmas prezidentų tinkamas vadinti, ar gaus tą titulą, ar negaus pagaliau. Daug tokių politinių batalijų, kurios grupėm netinka būti šitam kontekste. Iš principo grupės neturėtų dalyvauti, mano nuomonė, politiniuose kontekstuose per daug, nes nežin, kas tam užeis tam busimam deputatui ar ten wannabe deputatui, kas tai į galvą ir kokią velnių jis ten pritaukš, bandydamas įsiteikti savo auditoriją, ne? Aš nemanau, kad Karbauskis yra antiek kvailas, kad taip ir galvotų, ką jis kalba. Bet kad savo auditoriją rinkėjų jisai laiko kvailiais, tai fakt. Jo, bet Laurai, bet vis tiek man yra vienas, nes mes turėjom aš tai prisimenu dar anksčiau tą festivalį, nes tikrai buvo skambučių, kada mes atsisakinėjome, buvo skambutis ir man, ir kitiem buvo, kurie sakė, nes iškart, jisai mūsų ratuose, tas festivalis vis tiek skaitosi toks, kaip tu sakai,
Nu, kaip čia pasakyti, Nu, kaip čia, Marta. kaip čia, Sakyk. noriu surasti tą žodį, Nefartovas norėjo Martas. Ne, galbūt, aš nežinau. Aš tai tikrai nieko neturiu prieš festivalius ir jų auditorijas. Žiūrėk, bet... Tai aš ir sakau, kad ten gera publika, aš esu publika. Puikiai publika. Dabar va. viskas gerai susidėliojęs. Tai bet tą festivalį, angažavo pats jo rengėjas per daug savo politiniais Jo, tikslais. būtų ir viskas. patylėjęs, nebūtų tokių dalykų, bet kadangi norėjo pasireikšti, Ir pasireiškė. viskas. Ir mes tuo metu, Emilija atsakant į klausimą, buvo numatyta sutartyje ne tik honoraras, bet ir bauda, jeigu tu nedalyvauji. Visose sutartyse tas. Tai ir sumokėjom honoraro dydžio baudą dar. Tai jisai mums ne tai, kad gražinom honorarą, bet kitą tiek dar sumokėjom. Tai buvo 1000 pinigų. Daug pinigų. Ir pasirinkom šiuo atveju vertybės. Ne dėl visuomenės spaudimo, o dėl savo moralinių kažkokių tai. Pasaulė žiūra. Tai čia visuomenės spaudimas beje atsirado daug vėliau. Jo, Kai bet- kitiem artistam gal labiau jisai jautėsi, nes mes buvom atsisakėm pirmi ir tada kitų pradėjo klausti, atsisakysit ar ne. Mes ne viešai tą atsisakėm. Mes gi Buvo, bet atsisakėm tai- tyliai. šiek tiek toksai. Kada nuėjo ta banga, Mes visi atsisakėm pradėjo... tyliai ir tada kaip tik patys rengėjai, man atrodo, iškėlė, kas čia vyksta, kodėl čia Tai atsisakė. Laurai, čia nepasakysi, mes tarpus. Facebook'ose išlindo, Man tai, žinai, kas juokingiausia buvo, kai skaičiau, kad jie pradėjo ten sąmokslo teorijas kelt, kad čia, žinai, ten šitie konservatoriai, ar čia kas čia užsiundė, taip toliau, taip toliau. konservatorių mes nemylim lygiai taip pat kaip ir valstiečių. Aš tiesiog, jo, ne tai, kad nemyliu, aš jas norėčiau išsiųsti į negyvenamą salą, Nu, kad pagyventų porą metų. Visi draugiškai apsikabintų drauge. Ne, Marta, čia šneki kaip šitas, aš tai priešingai myliu kai kuriuos Ne, konservatorius, tai kai žiūrėk, kuriuos nu, valstiečius. ne, tai- Jie kai krūvoja kažkaip tai nepavyksta. Ne, tai krūvoje, tai jiems iš vis nepavyksta. Tai galėtų šeima sukurti, bent jau vaikų atsirasti. Maršato atstovas. Nežinau, aš tai nieko prieš jas net, aš visą laiką už jas balsuodavau, bet tai, kad paskutiniu metu, kad Gal grybauja. šeimų mašną? Ne, už konservatorius, bet paskutiniu metu tai nugrybino visiškai. Čia į politiką ulėnam, Nelyskim į politiką. Man patinka, kad Emilija telekas provokuoja. išjungtas, žinių nerodo ir muzika groja. Tai ne. Bet, tipo, kai mes pezam, tai jau neklausai. Jau, ne? Tai, Ne, bet per žiūrėk, dabar. bet kiti atlikėjai tai buvo, kad skambinomis, klausėme, kas važiuoja, nevažiuoja. Aš atsimenu kai kurių pozicijas, aš tai kategoriškai bet buvo kas laužė. Buvo, kurie laužėsi, kurie galvojo, mąstė. Buvo tokių. Kur tipo vertybės ar pinigai? Žinai, aš kaip sakau, kaip iš vienos pusės žiūri, lyg tai- Honoraras ar... Jeigu pinigą važiuok pasiim, ten jau vis tiek šitas... Aš tai manau, kad artistai šiuo atveju, kai kyla klausimas moralinis, tai turi patys spręsti. Tai Ir sutinku viskas. 100%. Čia nėra kaip, tu negali nuspręsti kaip būdamas vadybininku ar kažkuo, kad čia mums tinka, čia mums netinka. Bet dabar savaime gražiai susidėlioja, kam žinau, patinka požiūris Tai organizatorių. jie ten važiuoja, ten jie važiuoja, koncertuoja, jo, bet aš tik noriu pasakyti, kad, žinai, festivalio šleifas tęsiasi ne vienus metus, toksai, kad ten nevažiuoti, nekoncertuoti, nelabai ten tas tinka. Jis buvo, tai šiais metais jisai išliks toks pats. Aš tai galiu pasakyti, jeigu jie darys festivalį. Kiekvienam festivaliui reikia laiko, kad susiformuotų kažkoks tai įvaizdis. vaibas. Jo, tai šitas festivalis visą laiką kels klausimą, koncertuoti tenai ar nekoncertuoti. Tik tai dabar jau galėsim pagalvoti, nes... Ne, tada bus klausimas numeris 2. Koncertuoti. Už kiek? Už kiek? Tai bet palauk, bet tai dabar tau pasiūlys ten trigubą honorarą, nuvažiuosi ir tada dieną prieš sakys lozungą kokį nors mes ir tada vėl visi mes ragą. Tada vėl visi mes ragą. Dabar rinkimai artėja, ne? Čia, tikriausiai aš manau, bus- reikia sutartį parašyti tokį, kad festivalyje sutinkam grot už tam tik, honoraras toks ir toks, taip, su sąlyga, Jeigu. kad šitas savaitę prieš ir savaitę po apie festivalį nekalbės Ramūnas Karbauskis. Ne apie festivalį, politiniam temom nekalbės. Išvis nekalbės. Išvis nekalbės. Ramūnas, tegu vaikšto ten Jo. būna Bet šventė vyksta, tai gerai. Bet jo, šventę čia neturėtų organizuoja, būt. jisai, mokagi už ją, jis mecenatas to dalyko, tai kodėl čia jisai turi ten teisę būti. Tai viskas Bet- gerai, puikus festivalis. Jis sakė, 40-50 tūkstančių žmonių ateina, tai puikus O, tai festivalis. didžiausias Lietuvoje čia, ar ne? Nežinau, taip sakė, tai aš ten, žinai, su dronu nes... Ne. Ten taip sakė, tai ten toli gražu nebūna. Ten aš jeigu kas nors įsivaizduoja srautus, tai supranta. Aš mačiau irgi tas nuotraukas iš tų dronų. 40-50 tūkstančių žmonių buvo.
Gal ir pravažiavo per dieną, žinai, ten visą dieną. Man atrodo, kad, supranti, Tai gal Ramūnas susimavo vis per visus, kitus Nu, metus. ir jo Jaunai kontora, nepavyko. kai šneka apie festivalio kiekius, man primena vieną populiarų Lietuvos artistą, kuris taip nulio nevengia primest prie auditoriją. Ne, tai žiūrėk, kokį nulį be mestų, vis tiek tas nulis susirenka, jis ir tos nulius, kurie yra iki to nulio. Ne, viskas tvarkoja, bet, tai, žinai, Tai, faina, atsakėm į klausimus. Jau žiūrėk, kiek džiugu, valandų jau mes jau beveik skambina valandą žmonės. laiko. jau net nebepadoro. Nebepadoro, jau kaip ilgai kalbame. Bet žinai, prieinant prie viso ko apibendrinant, tai autorinės teisės pakalbam, į klausimus pagaliau pradedam atsakinėti, tikiuosi ir toliau jos mums uždavinės. Iškart galiu informuoti apie asmeninius dalykus. Miegam, nemiegam, gulim, negulim, čia mes nekalbam apie šitos, čia ne mūsų podcastas yra, apie antras pusės irgi nekalbam. Tai tokių klausimų nereikia, bet iš profesionalios pusės, kas susiję su renginiai, šou, muzika, klauskite, bandysim atsakyti. Įdomu, man tai, pažiūrėjau, asmeniškai įdomu, aš laiką pasižiūriu, laukiu netgi pasispaudęs tą ženkliuką. Prenumeravęs. Taip. Viską užlaikinęs, žodžiu. Tai va, primenu, kad mes dar esame kad esame ir Spotify, jau galima mūsų rasti nenormaliai. Čia tik Na, kitai. tai be skliaustelių ten gal parašyti. Man atrodo, aš prašiau, kad nuimtų tos kliaustelius, nes aš pats bandžiau ieškoti, tai nesuradau. Aš čia, nes aš nerandu irgi YouTube mūsų. Reikia ten ieškoti. Bet mes, matai, mes darom vieną dar kol kas dalyką. Mes pinigų neturim reklamai, mes neinvestuojam į save. Man kai vienas sakė, jūs investuokite į save, jūs ten skleiskite, bet sakau, mesgi kalbam, tai va. Vadybininkas mūsų yragi dabar. Ką jis nedirbo, va, atnešė šitą, numetė mums Logotipą ir viskas. Mes laimingi. Aš jaučiu, kad jis vagia iš mūsų, man atrodo, jis pasiema visus pinigus. Matai, laikas mums, Martynai, pagalvoti apie nepriklausomų vadybininkų. Jo. Tas geras, buvo pradžioj, Maro, ne? Pirmam ar antram epizode. Tai mes irgi tai nepriklausomas, bet jis nepriklausomas gal yra. Aš jo, kai tik pagalvoju apie tą nepriklausomybę, man iškart ir kaip net sveikata pagerėja. Džiugiu. Pasiklausomas vadybininkas visada galima paskui. Mama, tėtė arba žmona arba... Užsivedė, Marta, nebaig sakinį, būk geras. Viskas. Gerai. Gerai, viskas, daugiau nebeturim apie ką kalbėti šį kartą. Ačiū, kad klausėt, kentėjote mus ir iki kito karto pasimatysim gal po 2 savaičių. Po 2? Gal po savaitės. Koks skirtumas? Gerai, iki. Jausmo. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Ir dar pabaigai. Mano geras bičiulis Lukas Pačkauskas priminė tokį vieną dalyką, kad Ramūnas Karbauskis tai vaikščiodavo ir žiūrėdavo, ar kas nors negeria kur nors paslapčiom. O Viktoras Uspaskichas savo ledų šventėjai. Ar tai agurkų šventėjai? Ledų šventėjai, man atrodo. Priešingai nešiojas buteliuką, taurelę ir vaišino žmonės. Žodžiu, pasirinkimo laisvę tokia. Tų festivalių pilna galingų. Vienas Ramūno, kitas Viktoro. Vienam... Grok, kur nori. Vienam geri, kitam negeri. Vienu žodžiu, puikus festivaliai. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.